6 val. 19 minučių ryto buvo gautas pranešimas, kad dega Vidiškių kaime dega ūkinis pastatas. Pakeliui vykstant gaisriniams pajėgoms pranešimas papildytas, kad jau dega 3 ūkiniai pastatai, todėl buvo pajėgos išsiųstos pagal 3 pajėgų išsiuntimo numerį, kitaip tariant 6 automobilinės cisternos. Vėliau atvykus visoms pajėgoms buvo dar paprašyta pagalbos, kadangi degė 3 ūkiniai pastatai, atvira liepsna ir buvo labai didelis vėjas, kuris kėlė grėsmę aplinkiniams pastatams. O į namus nebuvo įsimetusi ugnis? Ugnis buvo be pagaunanti vieno gyvenamojo namo stogą, bet buvo užgesinta. Vidiškių seniūnas Virgilijus Štaras. Kaip sužinojate apie gaisrą ir ką pamatėte atvykęs? Prabudęs po 6:15 pamačiau nušviestą Vidiškių padangę ir įdomus reiškinys, pagalvojau, kad nuo gatvė apšvietimo. Bet kai pamačiau ugnies liežuvius, greit šokau į mašiną ir atvažiavau čia į vietą. Baisus vaizdas iš tikrųjų buvo. Degė visi 3 ūkiniai pastatai ir kibirkštys ėjo per gatvę ir krito ant šitų didelių namų ir net už jų krito. Iš tikrųjų, pirma mintis buvo, kad baisu, antra švėkšna gali būti Vidiškėse. Bet profesionalių gaisrininkų veiksmų dėka jie lokalizavo ugnį, neleido sudegti šalia esančiams namams ir jų profesionalių, aš manau, mano tokia nuomonė, kad jų profesionalų dėka pavyko išsaugoti tuos namus, bent jau kurių ūkiniai pastatai sudegė, o galėjo būti tikrai baisu, kadangi vėjas buvo milžiniškas. Iš tikrųjų, šioje vietoje toj gatvėje buvo pragaras. O kaip gyventojai, aplink kaimynai, visi šalimais, ką puolė tikriausiai, ką darė kaimynai? Visi kaimynai buvo pasimetime, iš pradžių vieni saugojo savus pastatus, kiti bėgo tempė iš sekančio namo, kuris galėjo sudegti, kadangi buvo neįsivedantis automobiliai, išbuksiravo tos automobilius, pylė kiek pajėgė kibirais ir pasijungo šlangą buvo moteriškiai ir savus pastatus. Aš irgi sakau, žiūrėkit, kad kibirkštis nepakliūtų kur ar į šieną, ar į malkas kitiem pastatam, nes galėjo būti dar daug baisiau. O vieni iš gyventojų čia jau nukentėję buvo irgi per stichinę tokią taip nelaimę. Bijau pasakyti, prieš kokius turbūt 5 metus Rimantei Radzevičienei po vieno stipraus praėjusio vėjo buvo nuplėštas stogas ir nuverstas to paties sudegusio ūkinio pastato skliautas. O kokie gyventojų nuostoliai, gal jau vis tiek truputį apsišnekėjot preliminarus? Reik manyti, Rimantė sudegė 2 automobiliai, Zurzų sudegė kiaulė, paršiukai, ūkinis inventorius. Bijau pasakyti apie nuostolius. Gaisrininkai viską surašinėjo, bet nuostoliai nemaži. Žmonės jau gal kreipėsi į seniūniją pagalbos, ar savo jėgom, ar seniūnija pati irgi siūlo pagalbą? Taip, informavome administracijos direktorių ir tegu žmonės apsitvarko ir iš karto prašysim parašus, prašysim žmonių rašyti prašymus, rinksim dokumentus reikiamus ir bus paskirtas vienkartinės pašalpos ir turbūt po naujų metų, kas pageidaus, stačiu mišku atsistatymui. Taip.